dalyvio Baltijos kelio yra kviečiamasi ten. Čia tik mus, kurie skridom pilotus, bet aš manau, kad kiekvieno žmogaus tai indėlis buvo didžiulis, tie, kurie važiavo, kurie veržėsi ten, ne visi ir pateko, ir ten jeigu kokia močiutė ten stengiasi nuvažiuoti, tai iš tikrųjų tai jos irgi buvo siekis tas pats, kad prisidėti prie to bendro laisvės troškimo ir jo įgyvendinimo. Tai tiek dar toks pastebėjimas, ko Vytas nepaminėjo, kiek teko kalbėti ir jūs patys, kurie važiavo, pastebėjot, kad visi važiavo labai geranoriškai nusiteikę. Toks įspūdis, kad tie, kurie pikti žmonės, kuriem viskas nepatinka, ten tuoj konfliktuoja, kažkur užkišo, nepraleido, ten tokių nebuvo, visi liko namie. Visi draugiškai sutarė ir viskas buvo labai gražu. Dar gėlių turėjo prisidėti ir vilniečiai, ir kauniečiai. Nu, kauniečiai tai tikrai pasistengė ir tas, aš manau, kad nesistengė, tai gavosi savaime, kad mes net nesitikėjom, kad tai bus kiekis gėlių didžiulis, tai praktiškai turbūt galima kaip Gineso rekordą užfiksuoti, kad žmonių savanoriškai, geranoriškai suneštos gėlės vienam tikslui į vieną vietą, tai ten jau reikėjo skaičiuoti ne puokštėmis, o tonomis gėlės. Konkrečiai mūsų ekipažai, kur mes su Vytu skridom, tai skrido mano žmona ir idėja tokia buvo, kad skris užsienio operatoriai, kadangi mano žmona vystė, kad jį galėtų tarpininkauti, išversti, paaiškinti. Ir skrido dar du žmonės, kurių jau išėjo anapilnų šviesios atminties, tai buvo Virbickas ir Gediminas Vaškevičius. Vaškevičius stovėjo tikrai tiesiai ties durimis, jis buvo, kad neiškristų nuo mūsų to šokinėjimo per kliūtis ir to vis tiek lėktuvai pablaško po žemės. Jis buvo, jam uždėta parašutinio pakabinimo sistema, kad jis neiškristų, bet jam buvo ribota tokia laisvė. Ten žmonės jiem gėlės padavinėja glėbiais, o jis metė tiesiai ant tako, mes skridom kuo žemiau, kad tos gėlės neišsvadytų kažkur, o kristų ne žmonių galvų, bet tiesiog ant tako. Tas leido jau ir greitis, ir aukštis skrydžio. Gėlės čia jis nepasiekė, jis lenkėsi vis paimti, jis negali išmesti, o jos tas krūvauga, jis taip gražiai su koja vis pastumdavo. Paskui buvo tokių priekaištavų. Sako, jūs gėlės tai spardėte iš lėktuvo. O ką žmogui daryti, jeigu jis yra pririštas? Jie taip pat pririšdavom ir operatorius, kai neiškristų, bet operatoriai kažkaip jiem tas skrydis nelabai tiko, nes kiek paskui buvo atsiliepimų, ten skrido ir Pangonytė, ir Verba, ir kiti operatoriai, užsieniečiai iki mūsų nedasikasi. Kad jiem asocijavus kažkaip su laidotuvėm, nes ten buvo visokios gėlės, tai buvo rožės, buvo gvazdikai, kardeliai, rūtos, viskas. Ir ta tokia gėlių lapų mišrainė ir jie, kai atdaros lėktuvo duris ir skraido žiedlapiai, žiedai ten sukasi ir jiem, kai išlipo Pangonytė, jie irgi buvo parišta, tai žinau, kad čia kažkur už kamienės gėlių tokia nedidelė puokštė užkritus, pilna šukuosena tų žiedlapių.